Sveiki, liūtai. Puiki savaitė nusimato ir nepanašu, kad jūs ruošitės atostogauti. Toks jausmas, kad jums šventės nelabai rūpi, jūs esate savo rutininiam darbe ir ruošiatės dar daugiau dirbti. Ir šitas periodas tikrai nerodo, kad jūs labai didelę pauzę turėtumėt. Taigi, taip ir darykite. Iš tikrųjų, kai dirbasi, reikia dirbti ir kurkite, ir dirbkite, ir galbūt šeiminykščiam pasakykite, kad na, dabar jums yra palankus laikas ir jūs tikrai neprisidėsite prie šlyžikų kepimo ar ten dar kažko tai maisto gaminimo, nes jums reikia dirbti, nes galva yra puikiai veikianti ir norisi pasidaryti maksimaliai dalykų, kai jums yra palankus tam metas. Taigi ir puikia emocinė būsena ir panašu, kad šeiminykščiai aplinkiniai jūs supras ir netgi bendradarbiai galbūt stebėsis, kad jie ten už jūsų nugarų slėpsis, nes jūs dirbate, o jie tai nelabai norės dirbti, nes jiem kitokie horoskopai. Tai irgi nepergyvenkite, ypatingai jeigu dirbat vadovaujantį darbą, kad jūs vienas dirbate, o ten visi kiti išsilakstę po namus. Taigi būkite tolerantiški, mylintis ir didžiadvasiai, ko jums tikrai to netrūksta, didžiadvasiškumo. Tai va, na ir panašu, kad likimas jūs apdovanos kažkokią nuojautą labai stiprią, nes ypatingai jeigu esat mokslininkai ar jūsų darbas susijęs, kur reikia labai daug intuicijos, gal gydytojai, pedagogai, menininkai. Tai irgi jums gali tokie pliūpsniai būti aiškiaregystės ir numatymo, ir nuojautų. Tai klausykitės kosminių tų natų, ką jie jums gieda, ką tie angelai gieda ir nepamatysite, kaip bus smagu, kai jūs tikrai kažką gal susapnuosite ir jūs įsispręsite kokią tai lygtį savo gyvenimo. Nebūtinai darbinė, galbūt ir asmeninio gyvenimo dar kažko. Taigi nuostabi, puiki, smagi savaitė, soti ir būkit laimingi. Ir neužmirškite mūsų palaikyti, spausdami patinka ir prenumeruodami kanalą. Mums reikia jūsų palaikymo. Ačiū Jums ir iki kitos savaitės. Ate.